artimiausios permainos. Saulė – tai pagausėjimas šeimoje, galbūt darbe pakilimas, galbūt jūsų giminėje pagausėjimas, ane? Tai kaip tik sąveikia su vaikais, galbūt reikia atrasti save kaip vaiką, galbūt reikės atsiminti, koks jūs buvote prieš tai, ane? Koks buvote prieš metus, kur jūsų laimė pasislėpia, kada buvote laimingas, kaip atrodėte, kaip jautėtės, ką darėte tada, kai buvote laimingas. Ane? Galbūt reikės paanalizuoti. Galbūt netgi tai jums dabar praverstų, ane? Taip, jūsų jėga, kur buvo jūsų jėga tada ir kame jinai dabar. Ane? Jūs galbūt išaugote iš to vaiko, išaugote iš tai tokį didelį žmogų, kuris gali dabar bet kokį liūtą pavergti. Ane? Jūsų jėga kaip tik dabar galima ją perfrazuoti, ne? Visą tą jėgą, ką jūs gavote, jūs dabar galite ją suimti, štai taip suimti, ane? Ir galbūt savo žinias padovanoti kažkam, ane? Galbūt savo žinias arba savo patirtį, taip? Taip, dabar kažkoks labai laikotarpis toks labai svarbus laikotarpis, kai jūs išaugote ir dabar galvojate, kur įsitvirtinti. Jums užtenka tai, ką jūs turite, ar vis tik dar reikėtų kažkur pasistengti, ne? Taigi, kur judėsite toliau? Labai stipriai galvosite, ko nepasiekėt, ką dar reikėtų pasiekti, labai stipriai bus savianalizė ir galvosite, ko aš nesuspėjau. Taigi, ko jūs nesuspėjot. Taip, dar bus kažkokias rytis, ne? Ties kurie dar neapsisprendė. Galbūt reikėtų pradėti naują verslą, galbūt dar kažką, tai pat norėčiau, pavyzdžiui, pradėti siūti, bet nežinau, nuo ko pradėti, norėčiau užvesti kokį puslapį ten TikTok'e ar kažkur, visai, netgi žinau, kaip tai padaryti, bet nežinau, nuo ko pradėti. Štai tokias savianalizės bus. Galite kreiptis į draugus, į pažįstamus, kurie jums gali padėti šitą padaryti, patarti gali, jeigu reikia, ane? Ir tada jums, štai taip, jums sudaryti reikia planą, aišku, tikslų planą ir jums viskas gali pavykti. Jūsų mintis gali būti visai pelninga. Na kągi, sėkmės.